Sveiki visi, jūs kanale Danizas ir šiandien mes turim Jokūbą. Šiandien mes eisime apleistę vaikų internatą. Tavo taip jis atrodo. Dabar eisim pažiūrėti, kas yra viduje. Nusimetėm paspirtukus į krūmus ir dabar varom. Nu taigi jau einam. Nu taip jis atrodo tikrai gana didelis. Gal dokumentų kažkur turės. Nu japkė taip. Gerai. Gal žmonės nepasivijo. Nu gerai, judam, kad suprastumėte. Va čia tiesiai gyvenamasis tipo daugiabutis. Va čia yra šitas apleistas. Kas? Jo, baisu tikrai. Nėra jauku tikrai. Alio šito stalo čia nebuvo. Jo, čia sugriuvė, čia gal... Aš nežinau, ar čia saugu dabar. Gal kažką ant kameros pastebėsim, kuomet pažiūrėkite ten. Pišom nahui! Tai va čia, va taip atrodo, va ten va yra įėjimas. Va tu ten nejaukiai atrodo. Ir čia, kiek suprantam, būdavo tipo tokia sporto salė, nu kažkas tokio. Va čia anksčiau būdavo laipynės, bet dabar jų kažkodėl nėra. Nu dabar laikinsiuos iš... Jau biškai įsileidęs. Bet čia baisas, dabar. Gal žinau, tuoj paskui kur galintis ją. Oi. Nesikabink. Gerai, biškai pažaidėm kašiuką ir keliaujam toliau. Blemba čia šlapė. Cameraman never dies. O, jėtų. Aha, man irgi čia nejauku. Nieko negali tikėtis. Jo. Jo, tegul būna iš ramus. Jo, čia realiai taip viskas šviesa ant kameros. Čia Rusy, oliukas ten. Oi, japke. Čia yra. Gal neina, jo. Senis, žiūrėk. Bandom ten. Japke pasiryžo eiti pirmas. Gal ten tukai jei kažką paspyrė netyčia. Abejoju, vėl Čia tu nesąmonės darai. Taigi neįpint suvalgyti. Tai karočią, mes kontento kūrėjai varom toliau, nesvarbu, va čia. Čia laša biški. Žinot, kad kameraman never dies, tai kad varom. Nu gerai, gal ir dies. Oi, pažiūrėkit, kas ten. O, žiūrėk, kalėjimas. Varom čia. Čia baisiai šlapia, mes dar su kroksais. O, halusas. Tema. O, tu varom audis. Seniai, čia Černobilį mes dabar randamės. radiacijos. Čia tūlikas ar čia dušas, ja. Varom dabar kažkur kitur. Čia yra 3 aukštai, mes dabar pirmame. Varom ten, tiesiai. Nu, kaip tau šitas kambariukas, Japke? Turi flešą? Davai. Nu, to Japke pašai. Gerai. Gal ir keliaujam toliau, gal ir ne. Kur pabėga, jopšik mat. O, jėtų. Žiūrėk, pikniką dar. Opa! Dėlaitą. O, jėtų, jau pijokai.
Čia gyvybės yra, kaip suprantu. Va, čia lipta su kojom. Bet šiaip sofa tai visai nieko didelė, tikrai. Šių laikų atrodo. Jo. Senimų pasigirdo, ar ne? Gal einam iš vis. Mes vis tiek bandysim į antrą aukštą lipti kažkaip, bet mes nežinom, ar yra antri laiptai, kaip užlipti į antrą aukštą. Nes antram aukšte yra du laiptai, kad užlipti į trečią aukštą. O čia nežinom, ar pirmam aukšte yra. Rodo, buvo antri laiptai, tai varom dabar į antrą aukštą su antrais laiptais. Tam kambarį va puikiai matosi, kad čia buvo airsoftas. Šaudėsi čia. Nu kaip ir ne. Kam numeriuko? Kas čia? Nežinau, kažkokia Inga Varaskienė. Čia kiek prisiminam, Tulikas yra. A, visai kas čia. Jo, čia... Bet senė. Turi paginu airsoftą. Aš tikiuosi. Na, tikėkimės. Kažkoks. Bet panašu. Žudas kažkoks. Kai kraujas rudas ir kūnas senė, kai išdžiūna biškai. Mes dabar tokie čia patenkinti, tokie linksmi. Labai patenkinti. Jo. Žiūrėk. Na, Džeki Čanas. Džeki. Visi labai O, sen! Negali būti. Apsiramink. Ne, čia jau neokinga. Ne, tik neimk į rankas. Nu, ir neplanavau realiai. Ne, varom senį iš čia, nu. Einam iš čia. Bet senį, mūsų nedomina, kad mes radom tipo krok. Bet ten, ar čia airsoftas buvo, čia visko gali būti. Realiai. Va, čia visokius airsofto dalis likusios. Va, stiklas uždengtas airsoftui, kad kulkytės neprakirstų. Va, dar siena padaryta. Nu, karo, čia supratot mūsų. Ir čia atsisukur, čia žmogus galvo gulė tiesiog maišėm. Oi! Visur šitas airsoftas padarytas ir nėra tokio gero vaibo apleisto šito pastato, nes čia airsoftas padarytas sienos. Va, budėjimo ir grafikas tiesiog. Jo. Kaip buvo? Mes kaip ir perėjom jau trečią aukštą. Čia va yra šitas balkonas, bet va šitas sietelis. Bazaras senio. Nesislysti, kalio, ateik čia! Ateik čia, debilas. Senio, varyk greičiau. Varom, bėg. Ata, žanšvenis. Sėdam ant paskui ir varom. Jeigu su jumis buvo Danizas ir Japkė, statykit laiką, prenumeruokit kanalą.